manau, kad ypač svarbu tai žinoti tėvams, kaip elgtis su vaikais, kad tie vaikai mylėtų save. Ir partneriams taip pat taip irgi svarbu, nes šalia savęs turėti savęs nemylinti žmogų irgi yra gana didelė kančia. Taigi geriau vis dėlto padėti žmonėms mylėti save, aplinkui esantiems artimiausiams žmonėms ir ką reikia daryti. Va šitoj vietoje aš manau, kad toli gražu ne visi žmonės žino, ką daryti, nes tarkime, jeigu jūsų vyras ar jūsų žmona sako, oi, tu nuostabiausias arba tu fantastiška, tai ko gero toks pasakymas greičiau sumažins meilę savo negu padidins, nes iš karto pagalvosi, kad iš tikrųjų aš visai ne fantastiška, ten mano gal ir, nežinau, ir pilvas per storas, ir nusišnekėjau vakar ir taip toliau. Tai svarbiausias dalykas, kada kitas žmogus ima mylėti save, šalia mūsų esantis, tada, kada mes elgiamės su juo kaip su kažkuo tai brangiu, esame atidūs, domimės, klausome, leidžiam jam susivokti, skiriam jam savo laiką, skiriam jam savo gyvenimą. Nes jau vien tai, kad kažkas manimi domisi, reiškia, su kažkas tai vertingo, jeigu manim domisi, o nenustumia, kad eik tenais žaisti vienas, nes mama visada turi darbų. Taigi, laikas ir atidumas. Jau jeigu mes būsime kitam žmogui atidus, jisai savaime labiau mylės save. Kitas dalykas, labai svarbu gerbti kito žmogaus norus tada, kada tie norai ne visai sutampa su mūsų norais. Bet jeigu mes matome, kad to reikia, kad jisai išsiskleistų kaip asmenybė, tai mes turime vis dėlto apie tai pagalvoti, kad ko šalia manęs esančiam žmogui labiausiai reikia, kad jisai, kuo jis ypatingas, kuo jisai toksai specifinis yra ir kur jisai kitoks negu aš. Šiluma labai svarbus dalykas. Šiluma, elgimasis kaip su kažkuo vertingu. Va čia vėl gali nesakyti gerų žodžių, bet jeigu elgsiesi su žmogum taip, tarsi jisai būtų, ypatingas, geras, tai jisai tą jaus. Viskas persiduoda kažkuria prasme kaip hipnozės būdu. Juk sakoma, kad jeigu visą laiką galvosi, kad tavo vaikas kvailas, tai jis ir pateisins tą įsivaizdavimą. Jis pradės nešti blogus pažymius, nors galbūt jam niekarto to nepasakys. Tai ir su meile kitam žmogui irgi, jeigu elgsiesi su juo kaip su kažkuo tai labai brangiu ir vertingu, jisai ir mylės save pats savaime. O gali tie žodžiai būti ir nepasakyti. Pagyrimai kaip gali padėti. Pagyrimai, tiesą sakant, gali ir padėti ir pakenkti. Labai svarbu žmogų ne tai, kad pagirti, bet pasidžiaugti jo laimėjimais, pasidžiaugti tuo, kas jame gero, nepaprastai svarbu, bet džiaugtis reikia įsigilinus, kad tas žmogus matytų, kad tu tikrai ne tik tai, kaip sakyti, bandai pasakyti kažką, tai kaip galint greičiau, kad jisai, kaip sakoma, atsikabintų, o tu iš tikrųjų jį giri už tai, už ką jis ir save pats pagirtų. Pavyzdžiui, vaiką galima girti, kad kaip tu nuostabiai ten aprašei savo vasarą, taip konkrečiai, kad aš net pats pajutau, kaip tenais būtų, o nepasakėjau, aš šaunus berniukas, kad jis greičiau nueitų į šoną. Ir taip pat labai svarbu žmogaus vis dėlto girti žmogų asmeniškai, ne prie kitų, nes jeigu girsi prie kitų, tai jisai jausis labai pareigotas ir kitą kartą pasirodyti taip šauniai ir labai bijos, kad jam, nepasiseks. Yra įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, ką geriau daryti, kad žmogus mylėtų save, ar juo gerėtis, žavėtis, ar jo gailėti, kai jam blogai. Pasirodo, kad svarbesnis dalykas vis dėlto yra gerėtis, kai jam pasiseka, negu gailėti, kai jam blogai. Nes jeigu per daug gailiesi, tai tam žmogui tada vis labiau norėsis sirgti, vis labiau norėsis, kad jam nesisektų, nes tik tai tokiu būdu jisai gauna jūsų meilę. Taigi galima galbūt kartais ir nepagailėti, bet būtinai pasigėrėti. Dabar kitas dalykas, ne vien tik gerėtis. Jeigu šalia jūsų esantis žmogus elgiasi nei šiaip, nei taip, ir jūs jį lepinsit, vis tiek girsit, darysit viską už jį, tai padarysit meškos paslaugą, tada jisai auks nevykėlis ir visi kiti žmonės tada jau pradės su juo blogai elgtis, jūs būsite vienintelis, kuris jūs gyrė ir aišku, tada jis vis tiek pradės savęs nemylėti. Jeigu jūsų artimą žmogų kažkas tai nuvertina ar smaugia, tai būtinai jį reikia ginti, ypač jeigu tai yra vaikas, bet tai gali būti ir jūsų partneris taip pat. Būti tuo, kuris pirmas užsistos ir
Taip pat labai geras būdas, kad kitas žmogus šalia jūsų pradėtų mylėti save, tai netarnauti jam, o rodyti meilę savo pavyzdį. Kad jūs pasirūpinat savimi, bet ir juo pasirūpinat, ir jį vertinat. Jūs savimi rūpinatės, bet ir jam laiko skiriat, ir jį branginat. O ne tai, kad jums nieko, jūs jau save atidedat į šalį, o tik tai visokiojopai ten liaupsinat ar pasiaukojat. Manau, patys svarbiausi dalykai tokie.